Tai labą dieną antradienį. Pasauliuota. Pirštulą. Arba guolis, arba lėkštė. Kiek sudėlus lėkštė. Nuo šitos kojos nuėmiau diskus, bet ten guoliai pasibaigė. Tai reikia gal uždėti guolius ir šitą koją eit uždėti. Reikia žiūrėti, ar tinka. Nu, galvau, kad lėkštė yra linkus, bet yra na tokia pati. Tai guoliukas yra išėjęs. Spėju yra nuos pusės. Tikiuosi, kad ne šita visa dalis. Čia atsuksiu, čia neatsuksiu, ne? Nusiraktą atsuksiu. Gerai. Guoliai pakeisti. Kažkaip tais pabiški. Guolius pasikeičiau. Nes buvo jau šnekėję ir buvo išėję. Kreivai suko. Atstiesiai. Po biškį ir darbuojamės. Šodina savaitė, lietus lyja, sninga sniegas, pas mus neprisnėjo. Pas mus šis biškį ant stogų, to sniegą matęs, o ant žemės nieko. O čia turim liežuvėlį, kuris mano manymu nuvalo žemės nuo disko. Turėtų būti kietesnis, bet buvo uždėtas ant kitą padargą. Bet padargas tiek nenaudojams. Tai va, jie man rėmėsi į diską, jau ne šitie, o tas pats metalas. Ir sunkiai diskas sukasi ko pasokoje. Įvažiavusi lengvesnė žemė, diskas nesisukdavo, sėkla birėdavo ir prikišdavo sėklavamzdžius pilnus. Paskui rašydavo, kad nėra jos rauto 20, 24 ir taip toliau. Jis dedasi va taip čia. Tai čia va diskas sukasi ir trinasi į jį. O matos jau patrintas gan gerokai. Ir nauji guoliukai. Nuo donoro. Labai esminis skirtumas, matos, kad tos kojos buvo pirktas prieš 2 metus. Tai gamykla yra atnaujinus liežuvėlius. Nes tie va vaikšto belek taip. Yra aišku spiruoklė. O čia jau yra apgaubtuota vieta lankelis. Ko nėra čia. Tai reiškia, šitie yra žymiai geresni. Ir jie ilgiau tarnaujantis bus negu šitie. Viskas sukasi kuo puikiausiai. Ta pusė nepasisuksi. Ta pusė sukas. Taip ir turi būti. Gal šlangą. Ir šitas yra 24, tikiuosi jis daugiau nebeknis proto. Pabandom pasikeisti. Nežinau, čia dangteliai vadinas. Biškis skirias, kad liežuvėlis yra ilgesnis šito. Tai sakė. Šitą dėt geriau, tipo, stambiom sėklom. Tarpinė jau esam įdėję storą. Neploną. Tai bandom įsidėti čia, tada viklį jau perdėjau.
O ne, jis grįžta. Jis grįžta. Tai labą dieną. Esu prie ekskavatoriaus. Ekskavatorių parsitempiam namo. Dabar įdėjom siurblį, parsitempiam namo. Dabar vėl reikia imti siurblį. Ir reikia imti lauk, nežinau, kas satelitai, dantraščiai yra tokie, ant kurių jis turi sukinėtis, bet jis nesusikinėja. Tai reikia viską ardyti. Tai o čia yra tas siurblys. Šitas. Jį reikia išimti. Čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, man atrodo, šlangas reikia atsukti ir jisai. Ir 2 šešiakampius. Ir jisai įsiims. Tai važiuojam. Tai jo, ištraukiam gilgerį siurblį. Čia yra posūkio siurblys. Mums neveikia posūkis. Tai o dabar visą tą kelmą reikia ištraukti. Nežinau, kaip jisai vadinasi. Bet čia prieim šūdins yra. Nežinau, ar bandyti varžtų sukinėti ir žiūrėti, kas gaunasi. Jo, čia yra mūsų Dievo dovana. Bet aišku, jisai ir visas melioracijas atlikęs ir visą kitą savo atidirbęs. Tai sakė, ūkis jau daug metų yra. Čia, man atrodo, 900 rašo. Ar 800. Plačia veikščius. Jau strėlė buvo virinta. Ai, va, 900. Jau strėlė buvo jam virinta. Ir. Variklis, man atrodo, buvo vieną kartą keistas. Dabar vasarą perinkomės jį kažkiek tais. Kažkiek mes jį perinkom. Dabar siurblys parėjo. Jau posūkis buvo. Jau šitą siurblį keitėm praeitais metais. Jis buvo jau išėjęs. Pirko iš Vokietijos kažkokį devietą. Ir veikia kuo puikiausiai iki pat šiol. Bandom kitus pajudinti. Biškį, atsargiai.
šitas sukasi sunkiai. Gali būti, tai sukasi tik aplink save. Ir lauk jisai nesisuka. Ar aš neklystu, man atrodo, kad neklystu. Nieko gero. Bandom šitą. Taipogi sukasi aplinkui. Vieną įsukau. Ai ne, šis gal sukas lauk. Kaip manot? Ar sukas lauk, ar ne? Ne, jis lauk neįsisuka. Gerai, einam prie kito. Čiaunais. Jeigu tik uždėčiau galvą. Dėja. Neuždedu galvos. Lyg stringa, lyg ne. Kągi mes čia turim. Dar vieną varžtą. Su nusukta galva. Tai karočią, tiek gera, kad nieko gera. O varžtas 12,9 stiprumo. Aš nemanau, kad aš galėjau jį nusukti. Čia jis jau buvo, vos man pasakykit, jis jau buvo čia senai nusukts. Va, šviežiai. Nors nežinai įsivaizduoju, žinokit. Nors negalėjau jo nusukti. Aš per silpnas tokiam dalykui. Kampai nugludinti. Tai turim tokį prietaisą šešiakampį ant dviejų raktą. Įsidedi ir suki. Kadangi čia jau remias ta galva, pati neužtenka ilgiai. O čia reikia praeiti prie tų dviejų šoninių. Žinias tai liūdnas. Čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jei neklystu, 10 varžtų, nes ne visi buvo susukti. Ir 2 varžtai, 3 yra sveiki, visi kitai yra nutraukti. Aš kaip mėgstantis vėdinti, sakau, ką viską reikia užvėdinti. Amžiam, jei būtų tikrai paskutinis remontas. Ir išnyks ateina. Wow! Jau! Nu, ir turim skylę. Ir dabar reikia žiūrėti, kas jam yra. Oi, nukristų būt nesmagu. Nesmagu. Tai va, teko užsidėti siurblį, kad ištraukti, nu, kad užkabintų iš kažko.
Radom bėdą. Sulūžęs, goliai. Jo. Tai Atsistemyta, ne? Iš visas išnėręs bus. Nulūža visai. Išnėrė visai čia jie. Nulūža visai. Šis. Va, žiūrėk. O, dar va. Nulūža yra, ve. Šita vieta. Čia Ai, gerai. čia jie neturi būti. Čia nulūžęs yra. A. Va. Aha. Jo. Šlūžęs. Golis. Ne golis. Golis. Jezu, jezu. Nu, kadangi jis įtrankosi visą laiką. Sau, kadangi jis įtrankosi visą laiką. Į šonus. Vienu žodžiu, šis ir išlūčęs, golis pabiręs, nesisuka. Na, va, varžtukai nutrūkė, jau gerai matas. Ir dantratis, kurį suka tas siurblys. Visą žiedą. Nu, vieną varžtą ištraukė, man toks. Su pirštais įsuka. Pasirodo, skylės yra. Didesnės nei varžtus sudėję. Tai kai sukinėjos, nudaužė viską. Daužė, kol varžtą nulaužė. O aš galvoju virinti veršlės ant viršaus, kurių neįsisukti. Išvirinsiu veršlės, paskui jų suksim su raktu, o ne? Ne, sukas. Kiek veržlių reikia, ne? Nu, reiks. Sukas. Čia. Gesintas po to. Labą dieną. Nu, penktadienis. Važiuojam arti. Ruoštis girgisiai po biškį. O, čia pasidarė sąmonę, tai su taustom kreiždam kovo mėnesį su Vaderštatu. Buvo ganėtinai buvo. Ale turėjo būti labai gerai. Kavas buvo kratalinį totali. Buvo sudeginta daug kuro. Nu, nieko gero, vis tiek gaunam arti. Jau skaityk, mano rime kratą, kai mano vienas ratas yra vagojo, kitas yra ant, nu, išdirbto žemės, galim taip sakyti. Tai ką sakyti, kai su lenkštėm, jeigu dirbtum, tai čia iš viso, o daugytum galvą į lupas. Nu, ką draugi čia noro? Ką ieškai? Jo, Bingelis, ko iš čia kūro klausinėt? Aš kaip normalus, blėt, Lietuvos Respublikos pilietis važiavau alaus. Ir man tai liūdniausia iš to istoriją, kad nenusipirko. Žinai, kas yra nenusipirko, ką čia reiškia? Po 8 savitarnoje ar kaip? Kadangi Bingelis vieną parą praleido areštinėje, bauda dar sumažėjo 100 eurų. Nu, penktadienį baigiant darbą su saule. Dar aukštai. Ačiū, kad žiūrėjot ir kitų